Kariuomenė turi rekomenduojamų daiktų sąrašą. Šiandien pasakysiu, ką imčiau, jeigu man reikėtų kartoti šaukimą. Galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Aišku, veidrodėlis, šukos, kempinė. Ne, nereikia. Aš nežinau, ką pasakyti, žinai, toks. Ne, tiesiog sakyti ne. Ne, neimkit. What the fuck. Muilas, aš šiaip tai nepažįstu jauno žmogus, kuris prausi su muilu. What the hell? Šampūnas. Kariuomeniai aš buvau nusiskutęs super trumpai plaukus. Aš manau, kad užtenka dušo želės 3 viename, 2 viename ar ten 21 viename. Taip pat ūkinį muilą, birius kalbėjo metalius. Nu tai tikrai ne, apie šitą kažkada vėliau, bet neimkit šitų dalykų. Čia nesąmonės. Kai reikdavo kažką išsiskalbti, aš tiesiog išskalbdavau su dušo želė. Dantų pasta, dantų šepetėlis, aišku, būtinai, nu čia paprastoji higiena, tikrai imkit. Skutimas reikmenys. Privalomas dalykas, nes jeigu nepasimsit, tai tėvai turės pačią pirmą dieną jum atvežti tai į batalioną. Nagų žirklutės irgi, manau, daugiau negu aišku. Guminės šlepetės. Čia kontroversiškas dalykas, nes per šaukimą davė tokias godsend žiauriai geras tapkės, žiauriai patogias, o per rezervą, kai atvažiavau, nieko nedavė ir tada likau be tapkių. Kišeninis, lenktinis peiliukas ten iki 8 cm geležtė. Yes. Yeah. Čia bus vienas geriausių tavo draugų viso šaukimo metu. Nedūžtantį puodelį ir šaukštą. Mums išdavė katiliukus ir valgymo įrankius. O ir šiaip sausiakose būna šaukštas, tai, nu, kam čia. Rankinis laikrodis. Labai svarbu, būtinai turėkit, imkit bet kokį patį pigiausią kinietišką. Daug kas turėjo tokius ryštampę per visą šaukimą. Kiti turėjo Casio ten už 30 eurų ir jie lūžo ir lūžo. O šiaip tai parašykite, jeigu norite rekomendacijų dėl laikrodžių, nes mano mažulis... Rašymo priemonė, tai šratinukas, pieštukas ir žušų knygutė. Nu tai geriau imkit rašymai tiesiog patogų sąsiuvinį. Mobilus telefonas ir jo įkroviklis. Be kalbų. Mėgstama knyga, elektroninė knygų skaityklė. Jau apkalbėt. Vairuotojo pažymėjimas. Pasimkit. Skiepų pasą imkit, bet man atrodo, kad ten jie e-sveikatai viską gali pažiūrėti. Smulkių pinigų ir banko kortelę. Jūs turėtumėte tiesiog prieigą prie aparato, bet dažniausiai tam priemo kortelės, tai nu tikrai nebūtina turėti grynų pinigų. Maišelis arba drėgmei atsparus dėklas, kuriame būtų galima laikyti telefoną ar kitus nuo drėgmės ar dulkių saugotinus daiktus. Turėjau ir niekur nepanaudojau. Neimkit. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki rytojaus.